Sveiki bičiuliai. Turbūt pamenat 70 metų juodos spalvos Cadillac DeVille. Šį gražuolį mes apžiūrinėjome praeitais metais mūsų laidose, su juo važinėjom, šiek tiek pasakojom apie jo įdomybės, buvome aplankyti Mantą Kaune, pažiūrėti kabrioletą Cadillac DeVille, buvom apsižiūrėti Cadillac Kalaisą, jeigu pamenat, toks buvo labai tvarkingai restauruotas, perdarytas ir sutvarkytas. Taigi šis Cadillacas laukia pavasario, bus važinėjimas, mes irgi su nekantrumu jo laukiame, tačiau šiandien oras geras, saulytė šviečia, tad norėtumėm kartu su jumis pristatyti mūsų naują pirkinuką, kuris buvo atliktas visai nesenai, kuris stovi štai čia. Taigi, šalia mūsų stovi 68 metų Cadillac DeVille Convertible. Tai yra labai smagus, didžiulis automobilis, kaip matote, įdomios raudonos spalvos, su baltų odiniu kabrioleto stogu, pilkų salonų, sutvarkytas, prižiūrėtas, bus juodojo Cadillac DeVille draugas. Taigi siūlyčiau kuo greičiau pasidžiaugti gerų orų ir pasižiūrėti iš arčiau šį nuostabų automobilį. Dabar bandom užsikurti ir išsivažiuoti. Taigi su Cadillacu išvažiavome į aikštelę, sustojom pasigrožėti šiuo automobiliu. Tai norėtumėm trumpai jums papasakoti apie jį plačiau. Automobilis didelis, kabrioletas, skirtumas tarp juodo Lincolno, kur pamenat mes kur turim, kur stogas atsidarydavo ir suvažiuodavo į bagažinės skyrių, tai šio Cadillaco stogas jisai suvažiuoja ir jisai užsideda čionai. Mes ant jo uždedam tokį kaip uždangalą, o bagažinė lieka tokio pačio dydžio, kaip ir turi, tarkim, juodos spalvos sedanas. Įdomus dalykas, kaip ir visose amerikietiškose automobiliuose tokio tipo, tai bagažinės dangtis atsidaro pasukus ženklelį į šoną. Tai yra tiek pas mano mėlyną Lincolną, tiek pas juodą Cadillacą, jisai pasisuka, užsicentruoja, užsifiksuoja, įdedam raktelį ir atsidaro. Atsidarom, turim didelę bagažinę, manau, vienam-dviem žmonėm atsigulti pilnai užtektų. Šitam automobiliui yra sudėta audio aparatūra, įdėtas žemų dažnių garsiakalbis, stiprintuvas, papildomos kolonėlės, magnetolo Alpina yra sudėta į dėtuvę, tai yra išlaikytas viduj originalus senas magnetola grotuvas, o į dėtuvę įdėtas naujasis. Bagažinė tvarkinga, minkšta ir atsarginis ratas, donkratas, raktų komplektas, aparatūros dar neleidom, pasiklausysim, kaip jinai groja. Pas juodą yra pritraukėjas bagažinės, pas šitą pritraukėjo nėra. Chromai gerai išsilaikė,
Man labai gražiai atrodo šitie ratų uždangalai, kurie dengia pusę rato. Tikrai nuostabiai atrodo, ypač kai toks didelis ryškus automobilis ir ratai užsidengia, labai gražu. Tiesa, norėčiau pabrėžti, kad tiek gale, tiek priekyje matomi ratai, tai nėra lieti ratlankiai. Tai yra skardinis juodas ratas, ant kurio užsideda specialūs Cadillako kalpakėliai, uždangalai. Tai čia yra plastikas, kaip jūs girdit. Čia yra plastikas, bet vizualiai atrodo labai gražiai. Tai mano manimu čia originalų šitie ratai ant jo ir tikrai liks, jam labai tinka, nuostabiai atrodo. Į akis krenta perdažytas priekinis sparnas. Jeigu jūs matot, gyvai tai labai matosi, šita spalva yra žymiai tamsesnė nei kapotas ir durys. Tai kaip ir minėjau, pabandysim vasarą nuvažiuoti pas dažytojus, pasitarti, ką galima pasidaryti ir kaip išspręsti šią problemą. Ar padaryti perėjimą ant sparno, ar perdažyti sparną, ar atlikti kitus veiksmus. Kaip ir daugelis kitų senų amerikietiškų automobilių, mėgsta šviesytės, taigi čia yra papildomi gabaritai, čia yra ilgosios trumposios lempos, o štai čia yra mirksinti lemputė daviklis, kai jūs įjungiat posūkį. Tai yra posūkis dega priekį, o kad vairuotojas matytų, kad yra tikrai įjungtas posūkis, čia mirksi lemputė. Labai įdomu. Priekis, kaip ir mes jau anksčiau pasakojom, lempos yra vertikaliai, ne horizontaliai. Kaip ir pasakojom, jeigu pamenat Cadillac Calaiso, tai yra šitais metais ėjo vertikalios lempos ir priekis yra šiek tiek pastumtas į priekį. Tai labai, labai gražu. Kaip jau irgi minėjome, kapoto atidarimas dangčio yra po bamperiu, tai yra patraukiama rankenėlė, pakeliamas dangtis, čia yra fiksatorius, kuris padaromas ir atsiveria variklio gaubtas. Variklio skyrius yra tvarkingas, niekas dar kol kas neplauta. Šitam automobiliui yra žinoma, kad variklis buvo pilnai perrinktas, tai yra matosi, kad čia ir dažyta, ir tvarkyta, tai yra pakeistas buvo tarpinės, variklis aptarnavimas, tai yra viduje dauguma dalių buvo pakeista. Įdėta papildoma ventiliatoriai elektriniai, nes šitų variklių problema būdavo, kad jie kaisdavo. Tai čia šitas jau problema yra išspręsta, yra įdėti papildomi ventiliatoriai, kurie įsijungia arba nuo atskiro mygtuko, arba pasiekus tam tikrą temperatūrą. Kubatūra čia yra šiek tiek mažesnė nei juodam, bet galingumo tikrai užtenka, važiavimo tikrai netrukdo. Taip, čia yra pakankamai viskas gražu, šiaip labai smagiai atrodo. Šitas kapotas irgi toks, ne kaip šiuolaikinio automobilių, taip reikia jėgos jį pakelt arba uždaryti. Dabar siūlyčiau pasižiūrėti vidų. Jeigu atvirai, nuo pirkimo praėjo netiek ir daug laiko, vėlgi neleido oro sąlygos jo išsivaryti lauką, tai yra turbūt pirmas išvarimas, nes prieš tai buvo tik į plovyklą ir stovėjo parkingė, tai yra pirmas išvarimas pasidžiaugti čia nuostabia diena. Taigi bus labai įdomu pasibandyti, ar stogo mechanizmas veikia, ar mums pavyks nuleisti stogą ar ne. Salonas ganėtinai gerai išlaikytas, graži pilka spalva dera su smėlio spalvos panelė vairų, bordinis kilimas, šitie langeliai rankinių būdų šoniniai atsidaro, aišku šoniniai langai visi elektriniai, yra vairo reguliavimas, autopilotas, kondicionierius, elektrinės sėdynės, viskas kaip priklauso to laikmečio Cadillacui. Vidus labai gražiai išsilaikęs, tai ganėtinai gražiai atrodo kaip tokio automobilio spalvų deriniui. Raudona spalva su šviesiu salonu ir baltu stogu. Taigi dabar siūlyčiau kartu pasibandyti, ar pavyksta mums nuleisti stogą. Bent jau Lincolne tai yra pagidautina, kad automobilis būtų užvestas nuleidžiant stogą. Tai, nežinau, pabandom ir čia tą padaryti. Taip, čia yra valdymas, bandom. Ai va, radau, supratau problemą. Reikia atsiekti šituos. Down. Kyla. Stogas kyla. Gražu. Ganėtinai greitai. Jeigu atsimenat, jūs taip ir nepabandėm Lincolne nuleisti stogo, kad pamatyti, kaip ilgai ten trunka. Taip, ir langai. Būtinas atributikas, nuleisti visus langus. O, gražu. Tai va, geras oras, plus 35 laipsniai Lietuvoje, plus 30 bent jau duokit, nuo saulės kepurytė, nes kitokio atveju iš karto saulės smūgis ir viskas, važiuojam važinėti. Bet tokį pasivažinėjimą
siūlyčiau padaryti, kai bus šiek tiek šilčiau, o dabar man pačiam labai įdomu pasižiūrėti, kaip jis atrodo be stogo. Geras, labai gražiai. Ilgis irgi geras, jeigu skaičiuojat gerais metrais, tai kiek čia, 1, 2, 3, 4, 5 metrai beveik. Didelis automobilis su užžiančiu ventiliatoriu. Wow. Dar tiesa, stogas užsidengia taip va baltai. Čia yra toksai kaip ir užvalkalėlis, yra mygtukėliai, jie va čia užsispaudžia ir užsidengia va taip stogas, kad estetiškai atrodytų. Taigi čia yra Cadillacas, o ne šiaip savo kažkoks automobilis, kur tu gali važiuoti neestetiškai ir neapgalvotai. Čia yra Cadillacas. Viskas va gražiai užsidengia, mygtukas užsispaudžia, va saloniukas šviesus, muzikytę jungiam ir ką, važiuojam. Dar kartą norėčiau priminti, kad tiek šitas automobilis, tiek Lincolnas kabrioletas, tiek juodas Cadillacas bei kiti limuzinai yra nuomojami vestuvėm, įvairiom šventėm, mervakariam ar šiaip gražiam renginiui. Tad jeigu jūs norėsite savo šventę papuošti šiuo išskirtiniu ir įdomiu automobiliu, jūs jį galite išsinuomoti savo šventėj. Visus automobilius galite rasti vestuviautomobiliai.lt arba retronil.lt, kuriame bus tiek šitas, tiek kiti automobiliai ir galėsite jais pasidžiaugti. O dabar aš einu dar įdėmiau pasižiūrėti, panagrinėti šį automobilį, nes oras geras, automobilis naujas, kasgi gali būti geriau. Išvarėm Murzių į kiemą, labai reikia plovyklos, bet dar reikės šiek tiek plovyklos. Taigi, kaip matote, automobilis jau su ratais sutvarkyti, nupoliruoti, uždėtos naujos padangos. Asmeniškai tikėjausi šiek tiek kitokio vaizdo su ratais, tačiau gal reiks priprasti, nežinau, tie chrominės palangės ir chrominės vidurinės dalys šiek tiek keistai atrodo, tikėjausi kitokio rezultato, bet yra kaip yra, reiks priprasti. Daugiau su kėbulu baigiami darbai, liko išlyginti tarpeliai, priekinis kapotas yra šiek tiek dar reikės tarpų suvesti, galinis bagažinės dangtis tarpų suvesti, liko pakeisti rankenėlės čia, tokias keletas smulkmenų ir pagaliau galės išvažiuoti į plovyklą, būti nuplautas ir pasiruošęs. Tiesa, dar reikės pasižiūrėti priekinio sparno ir durelių spalvų sueinamumą, nes buvo dažytas, primenu, priekis, durys buvo neliestos. Ir ant tam tikros spalvos ir saulės diapazono skiriasi spalva. Tai reikės šitą vietą irgi arba papoliruoti, arba perimą padaryti. Tai reikės sulyginti, kad būtų vientisa. Daugiau išorė šiaip patenkinta, susirinko lygiai, gražiai likusios dalis, bamperį viskas į savo vietą kilo, su kėbulu kaip ir viskas užbaigta. Viduje irgi darbai vyksta, tai vairas yra persiūtas, bėgių svirtis persiūta, sėdynės aptvarkytos, liko dar šitą sėdynę arba padažyti, arba sutvarkyti, nes šitokie yra nuo sėdėjimo, yra įbrėžos. Bet šiaip saloniukas labai tvarkingas, veikiantis, elektrinės sėdynės, atmintis, viskas veikia, medis gerai išsilaikęs. Yra įdomių dalykų, kaip čia matote, yra tokia originali BMW dėžutė monetom.
Tai irgi čia galim susidėti monetytės. Tai kaip ir priminsiu, čia yra 540 6 bėgių mechaninis, nors tai yra ne Recaro salonas, bet tokie kaip foteliai, bet visa visuma labai gražiai atrodo. Ir įdomus kitas dalykas, atvykus iš Amerikos, tačiau tiek bumperiai, tiek skydelis visos yra europiniai. Nėra taip vadinamų markerių ant bumperių šonų, nes spidometras yra kilometrais, ne myliom. Tai irgi ar tenai vietinis buvo kažką perdarinės, ar buvo skirta Europos rinkai, to nežinau. Galinės sėdynės irgi yra kaip ir sutvarkytos, salonas matė tvarkingas, šviesus, taip įdomiai žiūrisi tas senovinis medis, šviesus salonas ir bronzinė spalva ant penketukų. Langai dar yra vienas tamsintas, kitas netamsintas, kaip matot, šitas tamsintas, šitas netamsintas, šitas vėl tamsintas, tokia mozaika. Bet langai bus visi nutamsinti, bus palikta originaliai, nes man šiek tiek taip netinka tokiam automobiliui tamsinti langai, plus ir įstatymai to neleidžia. Taigi, manau, dar 2-3 savaitės smulkmenų baigimui jam, tada pagaliau į plovyklą ir tada eisim link registracijos, nes norim šitam sezonui jį paruošti ir kartu su violetiniu M5, kur jau gal atsimenat, kur buvo apžvalga, tai kartu sustatysim, apžvelgsim, pažiūrėsim skirtumus, gal kartu pravažiuosim, pabandysim padaryti tokį palyginimą, kaip važiuoja 3.8 5 bėgių M5 ir 4 litrų 6 bėgių mechanas. Tai va irgi bus įdomu palyginti proto ribose ir įstatymų leidimo greičio diapazone, kuris smagiau važiuoja. Taigi, manau, bus balandžio mėnesį pakankamai įdomi tokia apžvalgėlė. O dabar einu pasižiūrėti toliau, kas vyksta, o jum linkiu gero pasigrožėjimo šiuo purvinu BMW. Šiandien atvykom su Andžeju padėti prie Toyota Century, pavasaris artėja, Cressida jau beveik nudažyta, tai reikia ir Toyota Century judinti. Jeigu pamenat, pas ją veikia blogai dėžė, veikia tik pirmas bėgis ir atbulinis. Tai mes darėm prielaidą, Andžejas darė prielaidą, kad tai yra kompiuterių gedimas. Tai buvo išimti kompiuteriai. Čia dabar kas per kompą yra, gal papasakot? Taip, tai visų pradžių, Toyotos tų metų, apie 90 automobiliai visi turi problemą tokią, kad kompiuteriuose pagrindinėse, tai yra, ta prasme, pats variklio kompiuteris, dažniausiai pavarų dėžės, kondensatoriui viduje jie tiesiog nuo senatvės jie išdega, iškepa tiesiog. Taip. Ir tai gali įtakoti visiškai ne tik dėžės ir pačio variklio veikimą, bet netgi kondicionierius, autopilotas neveikti ir viskas, kas susisuotų pilna funkcijų. Taip, su elektronika. Gali važiuoti automobilis, bet pavyzdžiui iki 3 apsukų neleisti, tam pačiam, kaip vadino, limp mode būti. Ir tai, kaip papasakoju, kad veikia tik vienas bėgis, aš taip patariau neskubėti, kad pirkti dėžį, ieškoti ar kažkas tokio tepalos, o pradėti nuo paprasčiausio dalyko, tai yra pabandyti persilituoti kondensatorius. Taip, tai nes jie tikrai padeda. Kompiuteriai yra po priekinę panelę. Taip. Mes Andžius išardė, išėmėm, kompiuteris nuvežėm pas Kasparą, meistras atidarė, buvo iškart akivaizdu, kondensatorius bėgė. Taip, tai variklio kompiuteris kaip atrodė visai gražiai, taip, bet pačios pavarų dėžės tai tikrai kondensatoriai buvo ne vienas. Jo. Ir kaip irgi meistras sakė, įdomus dalykas, kad atrodo automobilis nedaug pravažiavęs, jeigu pametant virš 100 000 rida, bet kai automobilis yra senas, ypač senas Toyotos, ilgiau pastovi, pas juos, kaip aš ne elektrikas, bet kaip suprantu, nevyksta reakcija dėl elektros, nes akumuliatorius nėra arba atjungtas, ir kondensatorius išgaruoja ir išbėga. Išbėga, tiesiog toks skystis jo, jis... Taip, ir tada sudegina takelius, paveikia koroziją ir, kaip ir Andžius minėjo, pradeda neveikti kažkokios tam tikros funkcijos. Taip. Taigi šios dienos tikslas kompiuteriai jau sutvarkyti, šios dienos tikslas kompiuterius įdėti į automobilį,
bent jau pritvirtinti, tada užsivedam, bandom išvažiuoti į kiemą, kur yra šviesiau, tikrinam, jeigu veikia, surenkam panelę ir automobilis po truputį artėja sezonui. Taip, jau pats laikas, sakyčiau, kai toks oras gatai, tai laukia, tai aš manau reikia jungti ir ką testuoti. Bandom. Turi veikti. Turi veikti. Mačiau, kiek daug ten viskas buvo išbėgę takeliai. Tikrai buvo tame problema. 100%. Dabar jungiam akumuliatorių. Jungiam degimą. Veikia? Vieną kartą. Veikia! Aha. Vieną kartą degimą jungiam. Kažkiek laiko palaikom. Išjungiam degimą. Vėl jungiam. Aš suprantu, tam yra daroma, kad sujudinti tos, naujai prilituotus kondensatorius, jo. Gerai. 3 kart padarėm, dar 2 kart padarysim ir bandom. Ir bandom perrengiant bėgius. Bandom kurt? Bandom. Vytė. Toyotas kokybė. Tikrai taip. Nu, matai, jo, jungia viskas, jau antras matai, kaip bėgis. jinai jungia, ne? Jo. Bet jinai labai šokinėja. Tai čia nuo padangų, jisgi visą laiką buvo. Taip, tu savo, aš taip važiuoju garažą ir galvoju, kas yra. Ne. Atrodo, kad ori nepakaba ant mak, žinai, taip pripusta. Ne, čia ne. Bet stabdžiai žiauriai geri, stabdžiai tai naujo automobilio. Mes šokinėjom kaip amerikiečiuose kalneliuose, nes automobilis ilgai stovės ir padangos susilaiptavusios, jos buvo sugulėtos. Dėl to dabar pripūtėm ir jos kaip balionai veikia. Bet bėgiai jungia. To pažiūrim taip. Po to pažiūrėsim, ar atbulinis veikia. Bet... Jo, atbulinis, aš važiavau. O. Taip, gerai. 2. Gerai. Man atrodo, kad bėgiai tikrai veikia. Ne, veikia. Dabar važiavom 40-50, tai 4 bėgių pavarų dėžė turėjo tikrai perjungti jau. Į antrą arba trečią. Jo. Ne, viskas, ledas. Labai gerai. Viskas veikia pasakiškai gerai. Tai ką? Viskas galim. Jo, išgelbėjom. Išgelbėta Toyota. Išgelbėtas Centuris, tikrai nereikėjo jokios pavarų dėžės. Žmonės žiūri, nesupranta. Matau, žmonės žiūri, nesupranta, kas per mašiną čia. Kas čia per... Toyota važiuoja. Va. Super. Viskas veikia? Taip, kaip ir tikėjomės. Kad va tokia smulkmena galės iš tikrųjų atgaivinti ir ištaisyti tą problemą, kad neveikia pavarų dėžė, veikia tik vienas bėgis. Ja, atrodo, problema tokia kaip ir didelė, važiuoti negali, atrodo, dabar iš kur tą dėžę gauti, ieškoti, tikrinti, tokių daug bėdų. Čia manau, iš tų gedimų, kas galėjo būti, turbūt pats paprasčiausias ir tai iššaukė maža rida ir ilgas stovėjimas, tikėtina. Tikrai taip. Ir aš manau, nežinau, gal mus žiūrės irgi žiūrovai, kurie turi senas Toyotas, irgi susidūrė su tokiam problemom, galbūt ieškojo visam internete atsakymo, ką daryti, ar net pavarų dėžės ar kažko. Ir tikrai yra temų milijonas, ne tik apie Century, apie senus Lexus LS, ta prasme 90. Čia yra numeris 1 problema. Ta prasme,
tikrai ir Lietuvoje yra daug kam nutikę, ir pats aš iš savo Lexus iš karto tai dariau. Irgi buvo toks baimės. Taip, viskas važiavo, jis puikiai dirba, bet aš važiuodamas tolimesnės kelionės, tiesiog norėjau apsisaugoti ir tą dalyką padariau ir galiu pasakyti, kad mano atveju dar sąnaudos pakrito, dėžė pradėjo maloniau veikti. Gerai. Tai dabar ką, laukia sekantis darbai, tai yra tepalų keitimas, greičių dėžės tepalų keitimas, pakabos patikra, skysčių keitimas, stabdžių ir aušinimas skysčių, tada kėbulo detailingas, salono valymas, cheminės, galinių žaldėlių uždėjimas, naujų padangų montavimas, nes kaip matėte, jinai visą šakinėje kaip iš amerikiečių filmų ir viskas, būsim pasiruošę renginiui. Tai ką, dar kartą dėkui Andžiui už pagalbą, surinkinėjom atgal, statom į garažą ir laukiam pavasario. Tai turime kovo 11 dieną, visi ilsisi, švenčia, o mes turim dar vieną projektą, tai pristatau jums dar vieną korvetę. Štai turime korvetą, raudonas, gražus. Važiuosim į vidų, žiūrėsim, kokie darbai jam bus atliekami ir paruošim dar vienam sezonui ir dar vieną korvetą. Tai va, kol kas tiek, judame toliau. Užeinam pas mus pažiūrėti, ką turim šiandien viduje. Tai čia turim chuliganą, mano kasdienę mašiną ir tada užeinam į vidų. Čia ką tik atvarytas korvetas. Žiūrėsim, kokius darbus reikės atlikti prie jo. Toliau turime Sabą. Darbai jau į pabaigą. Liko tik tais vairuotojo durys. Laukime detalės, kur bus atsiųsta iš Kauno ir bus surinktos durys. Stogas veikia, aptarnavimas padarytas, galima važiuoti toliau. Ir trečias, turim Supra Norberto. Ir vakar jau turėjom test drive'ą su juo. Tai žiūrėsim, kokie toliau darbų planai ir eiga ir manau, kad leisis žemyn visi balkiai, darysis stabdžiai ir dabar mums trūksta tik tai sankabos, kad galima būtų normaliai su juo važiuoti. Tai vat, tokia pas mus išeiginė diena šiandieną. O kiemas pas mus irgi toks pat įdomus kaip ir viduj, tai matėte vieną Sabą kabrioletą 900, tai čia turime kupą. Jom yra dabar išimtas variklis, tai dabar daromas variklio remontas. Tuomet korvetų pas mus gausiai padaugėjo. Tai čia turime dar vieną raudoną, tik tai smarkiai naujesnį. Ir čia turime baltą. Deja, su šituo nekokios žinios. Bus didelis variklio darbas. Tai matysite daug video iš to, bandysiu pafilmuoti. Toliau einame į kiemo galą, turime Saab 96. Čia yra Juliaus projektas. Po truputį susirinks, dabar irgi, kiek žinau, laukia variklio detalių. Toliau baltas Rolls Royce'as dar laukia įkvėpimo, kol bus prieita. Ir čia dar turime SL raudoną. Dabar yra užsakytas naujas stogas minkštas, tai sulaukiam stogo, persidės stogas, liko vakumai, durų spynos. Ir automobilis bus vėl atiduotas ir galės savininkas jo džiaugtis. Čia turime S klasės Mercedesą, vakar su juo taip pat turėjome jau test drive'ą. Manau, kitą test drive'ą paimsiu ir jūs kartu, galėsim pafilmuoti. Man tai labai dailus automobilis, važiuoti irgi labai smagu su juo, tai apeisim, kas ten liko mums prie jo. Lempos nešviečia, dar visokių smulkmenų ir turėsim gražų seną S klasės Mercedesą važinėti kasdienai. Čia mūsų įdomybės kieme nesibaigia, tai turime Mercury XR4 TI, tai rytoj jau bus atliekami darbai prie jo, galėsim pafilmuoti. Bandėm jau jį užkurti, bet per kuro purkštukus pradėjo bėgti benzinas,
tai kuro purkštukai buvo nuvežti patikrai, suremontuoti. Rytoj sulaukiam O-ringų, sudedam purkštukus ir bandom užvesti šitas žvėrį su didžiulė turbina. Tai kol kas manau tiek ir susitiksime tikriausiai rytoj arba šiandien pasivažinėjame su chuliganais. Vakar matėte, kaip darbai stovėjo, nes buvo nedarbo diena ir mašinos tiesiog gražiai stovėjo pas mus viduj. O šiandien jau darbai vyksta, tai greit apibėgam aplink juos. Čia turim korvetą, kurį vakar mums atvežė. Tai jau prie jo pradėjom dirbti, apsiklojom sparnus, kad nesusibraižytų automobilis, nes yra ką tik po dažymo ir poliravimo. Jau užsidėjom naują tokį tuninginį plasmasę apdailą, kad uždengtų tą skylę. O toliau prie jo darbai laukia visokie rebokšliukai, pavarų dėžės tepalai ir dar porą difuzorių. Tai kol kas prie korveto tiek, dirbs daugiau, papasakosiu apie jį plačiau. Ir taip pat šalia turim Mercedesą ir Sabą. Tai iš pradžių einam gal prie Mercedeso. Su juo mes jau turėjom test drive'ą. Apsukom aplink kvartalą ratą, suradome dar daugiau problemų, ką reikia susitvarkyti, tai automobilis pakaito ir pradėjo nebesivesti, pats starteris sukepė, tai bus nuimamas starteris, išsiųstas remontui, išbėgo, kaip matote, aušinimo skystis visur, tai reikės ir tą susitvarkyti ir šiandien šaltą vos pavyko užvesti, tai vešime ir karbiuratorius remontuoti. O toliau prie jo, tai kol kas ir tiek. Susitvarko dabar aušinimas, starteris. Aplink pavarų dėžę pažiūrėsim, ar nebėga tepalai, dar apsiplausim. Ir iš mūsų dalies kaip ir tiek. Jisai važiuos toliau tvarkytis duslintuvą, karbiuratorius. Tada lauks techninė apžiūra, istorinis statusas, o vėliau gražus ratai, kurie dabar yra bagažiniai. Ir toliau turime su manim Sabą. Kabrioletą, jau jį žiūrėjom ir vakar truputį, tai šiandien jau yra surinktos durys, kurios vakar dar buvo išardytos. Dabar yra dirbama prie kitos pusės durų ir po truputį bus paruoštas važiuoti registracijai ir techniniai apžiūrai. Čia aš gal sėdinį į priekį dar galim paslinkti, taip žinai, opt, aš jau savo suknę. Suknė mano didžiulė. O, nu taip. Tu dabar jaunojasi, ne? Suknė. Vietos trūksta. Biškutį, bet čia priekinį sėdinį reikia pastumti.